Jūs atsimenat, kur kaip nieks nenorėjo mirti, toks filmas? Neatsimenu. Žinot, kad jis juodai baltas buvo? Nežinau. Žinot, kodėl? Ne. Todėl, kad tais laikais daugiau meno buvo. O dabar, kai jūs, pavyzdžiui, žiūrėkit, jūs atsistokit, nueisim Seime, aš žinau, mano yra toks tualetas, kur nieks nežino, kad jis ten randasi. Tai aš jūs paveiksluosiu nuogą tenais. Jeigu jūs nieko prieš. Ir jeigu mes tas nuotraukas įdėsim pas mane kanalė Liepsna spalvotui formatui, tai bus, negražu. Popsas. A jeigu įdėsim jau ne OnlyFans, o ten kur nors į kitur, į juodai baltą. Nemuną. Jo. Ir visi sakys, oi, kokia meniška nuotrauka. A kokia ten meniška nuotrauka? Stovi jobiščius išpūvusią koją ir jūsų bibių. Jūsų bibys yra kokio tipo? O jis. Snabnauzas kaip revolveris mento, ar kaip tik pailgintas, koks ten, storas, plonas, kaip jis. Nematau. Čia negalvokit, kad man įdomu, aš čia dėl žiūrovų daugiau. Sveikata. Kas? Sveikata. Kokia sveikata? Jūsų. Tai aš noriu pasakyti, kad aš nesveikas žmogus, aš tą pat žinau. Tai tam tualetį mes jeigu dar nufilmuoti ant aštuoniukės šitą, su kvarcu senobiniu, ir ten jūs su bibiu, ir juodai balta, ir nieks neprisipys, nes čia menas yra. Aš kai turėjau tokį draugą, dar tada, kai turėjau draugų, tai aš paprašiau jo, kad jis rengtųsi tik juodai baltai. Kad nebūtų to, žinot, gašlumo jo, kad daugiau būtų menas. Tai jis, kai nusirengdavo, vis tiek ten ta oda pasi ten ir pink atspalviai, ir ten, kur patamsėjimai ten prie tų vietų, ten, tai patamsėjimai, tai beveik juoda, jo, bet bibys rožinis kaip paršelis, tai kas čia per bibys toksai, tai čia gaunasi lust yra šitas ir, geidulingumas. Aš sakau, tu išsimazau gal į anglimą ar ten kalkiam, kad baltas būtų, kad juoda balta būtų, kai zebras. Tai kai zebra ir padarė. Tai gavosi, kad daužo man su bibi per galvą ir žaidžiam kačiamento lasdelę. Labai juokingai būtų. Jums čia yra daužęs kas, juokais aišku, kaip draugai geri. Nedaužė bibi per galvą. Nedaužė bibi per galvą jums?